Labas rytas, merginos. Taigi, šiandien yra gan ypatinga diena ir apie ką jinai bus maždaug galite spręsti iš šio video pavadinimo. Nekreipkite dėmesio, mano draugas šalia šneka telefonu. Taigi, aš ką tik atsikėlus, kaip jau matote, iš mano plaukų, tai yra mano natūralūs plaukai. Taigi, aš dabar įsijungiau tęsintuvą, ištiesiu plaukus, duše jau buvau. Ir po to galbūt, kai darysiu savo kasdienį makiažą, įsijungsiu vėl telefoną ir jums parodysiu. Taigi, sveikas brangiosios, aš esu darbe ir kodėlgi aš čia atvariau, nors ir šiandien turėtumėm išskristi, bet aš šiandien esu dėl to, kad atsispausdinti bilietus visų pirma, tai būtų bilietai lėktuvo, norėčiau visai atsispausdinti adresą Airbnb, kurį mes važiuosime, kuriame mes gyvensime ir bilietus į tą patį renginį. Ir kadangi jau video prasidėjo ir aš jums nieko net nepapasakoju apie tą renginį, nes maniškis buvo šalia ir nenorėjau tiesiog, kad ir lietuviškai šneku, kuris lietuviškai nesupranta, bet yra tam tikri tarptautiniai žodžiai, kuriuos tikrai būtų supratęs. Tai va, tai paaiškinsiu jums šiuo metu, ką mes veiksime. Tai šiandien mes išskrendame išvažiuojame 6 val. Vakaro iš namų ir mums skrydis yra maždaug 8 val. Ir vakare mes nusileisime Briuselį. Šiandien mes nieko neveiksim, nežinau, kažkaip kol kas nieko nesplanau. Neužrezervavau spa, vienu žodžiu. Reikės man dar daug dalykų nuveikti. Tai va, tiesiog atvarysim vakare. Kitą dieną planuoju užsiregistruoti spa, pasidaryti kažkokį masažą, nežinau, nueiti kokią sauną ir panašiai. Na, o 6 val. Mums reikia būti prie tų keltuvų, kur mus kels vakarieniauti, vakarieniai danguje. Tai vadinasi Dinner in the Sky, galite pasižiūrėti internete, kaip viskas atrodo. Tai tiesiog Dinner in the Sky, tai yra vakarienė maždaug 22 žmonių, kuriuos iškelia su tokiu kranu į dangų, nežinau, kelių metrų aukštį, tom dar nesidomėjau. Ir mes tenais valgome su šefais turinčiais mažiausiai po 1 žvaigždę, tai yra labai tituluoti virtuvės šefai ir panašiai. Ir tai va, taip fainai mes turėtume pavakariniauti, maniškis apie tai nežino, dėl to aš prie jo ir nešnekėjau jums apie tai. Taigi, brangieji, mes jau esame mašinai ir važiuojam dabar į oro uostą ir maniškis visiškai dar nenutokė, kur jis įvažiuoja. Ir štai mano draugas ir štai ten mano kitas draugas. No, ça veut dire un ami. Mano vienas iš geriausių draugų čia nais, tai va tiesiog važiuojame oro uostą ir po to pažiūrėsim reakciją, kokia bus mano draugo. C'est la série Marseille, c'est Netflix. Non mais il y a des traits sur les lettres. Oui, c'est fait exprès, fils. Ah. C'est la série. La série. Tu sais quoi, ils vont faire des accidents sur eux, ça. C'est bizarre. Taigi, brangiosios, turim naujienų. Iš tikrųjų sėdim dabar oro uoste ir maniškis jau žino, kad mes varom į... Dabar vyksta chatas tarp merginų youtuberių. Skaitau, bandau atrašyti, bet galvoju, kad greit nufilmuosiu. Kol nuotaikos turiu, nes šiaip man atrodo greit dings, nes esame oro uoste ir skrydis yra atidėtas 2 minimum valandom. Vienu žodžiu. Tai va, nežinau, ragausi dabar kvepalus ir spėkit, perėjau tik tai 1/4 parduotuvės ir iš visų šitų bandau dabar rinktis porą ir po to eiti kitą ketvirtį, vienu žodžiu. Tai jau tokia desperate esu, kad prašau savišką, kad išrinktų man kvepalus. Taigi, mano mylimieji, mes vis dar oro uoste, laukiame lėktuvo ir toks bairis. Yra 2 skrydžiai į Briuselį ir vienu žodžiu, vienas buvo 19:05, tai čia buvo mūsų, ir kitas 9 val. 21 val. Tai žodžiu, dabar vyksta boardingas tam 21 val. Lėktuvai, o mūsiškis išskris dar kažkur po 1,5 valandos. Tai vienu žodžiu, labai smagu. O ką, maniškis, jis sakė, neturėjo ką veikti, sakau, varyk išrik man kvepalų. Tai 2 kartus atėjo su 2, nežinau kaip jie, šitais testeriukais. Tai vieną tą pirmą kartą, kai atnešė, tai vieni buvo labai šlykštus, o kitus aš turėjau jau. Tai varė 2 kartą ir 2 man patiko, bet vienas tiesiog kvapas, kurio, nežinau, man žiauriai nerealiai primena mano jaunas dienas, aš nežinau, šiaip nebuvo dar tų kvepalų, neegzistavo, bet gal kažkokie kiti kvepalai labai panašus buvo. Ir kaip jie vadinasi, tai yra vanduo pagal Kenzo.
Štai taip atrodo žiūri gaiviai buteliukas, iš tikrųjų kvapas žiūri gaivus. Ir man atrodo pats paprasčiausias buteliukas kvepalų, koks tik gali egzistuoti, bet jie yra žiauriai nerealiai skanūs. Tai bus mano vaikas. Labas rytas, merginos. Taigi aš ką tik atsikėliau, tiksliau mes ką tik atsikėlėm, maniškis dar labai ilgai vartėsi lovoje. Tai va, mes jau esame Briusely ir atskridom vakar, tiksliau, atvykom šios namus vakar 1-2 valandą ryto, nes man ši kelionė, aš nežinau, viskas nesiseka. Lėktuvas vėlavo, atvažiavome oro uostą, taksų nebuvo, reikėjo laukti autobusą, vienu žodžiu. Tai va, tiesiog norėjau pasakyti, kad mes atsikėlėm, maniškis visiškai nežino, ką mes šiandien veiksim, oras yra bjaurus, tai gerai, kad iš anksto rezervavau spa šiandien ryte. Tiksliau, rezervavau vakar, bet varysim šiandien ryte. Tai maniškis ruošiasi ir tuo išlieksim. Ir tiesiog norim aprodyti namus, kurie per nuotraukas atrodė nuostabiai. Iš tikrųjų, jie turi savo stilių ir realybėj, bet iš tikrųjų, neatrodo taip ir kaip man atrodo internete. Taigi, pradėsiu gal nuo lango ir parodydama jums, koks yra oras. Tokios gražios gėlytės auga. Ir oras, kaip matot, yra tragiškas, kas man tikrai nėra labai palanku. Ir iš tikrųjų nepykit į sujauktą lovą. Tai yra tokia paprasta lova. Yra tokia knygų lentyna. Ir matot, yra toks senovinis stilius. Su visokiais keistais art dirbiniais. Telikas, dar vienas židinys. Ir štai taip atrodo living roomas su visais mūsų daiktais. Ir štai ten tokia įdomi gan virtuvė. Ir štai čia aš, mano, štai toksai paprasčiausias outfitas. Taigi, labas merginos ir ką aš norėjau pasakyti, grįžom mes namo po masažo, po lančio ir po šiokio tokio pasivaikščiojimo, nežinau ką jums filmuoti, nes iš tikrųjų nieko gero nebuvo, iš tikrųjų mes atvažiavom Briuselį tik vienai dienai, tik vakarieniai danguje. Ir ką aš jums galiu pasakyti, oras yra šlykštus, bet ačiū Dievui kol kas nelyja ir didelių liūčių nėra ir aš tikiuosi, kad jų nebus. Taigi, brangiai, jau mes esame vietoje ir taip pat parodysiu žmonės, kaip atrodo šitą Dinner in the Sky. Tai pasiruoškit. Štai taip. Vienu žodžiu, čia yra atomas, taip sakant lietuviškai. Ir štai čionais yra kraniukai, kurie kils į viršų ir štai čionais mes vakarieniausime. Ir ką žinau, žiauriai laiminga, nežinau net ką sakyti. Maniškis labai apsidžiaugė ir viskas vyksta kol kas labai fainai. Iš tikrųjų, kaip matot, oras yra žiauriai lievas ir kai mes tik atvarėme, lyjo kaip iš kibiro. Bet dabar viskas yra gražu, tiksliau saulės nėra, bet vis tiek oras pakankamai geras. Taigi, chebra, mes jau varom vakarieniauti, jau mūsų hostesė vedasi prie stalo ir žiūrėsim, kaip viskas. Taigi maniškiai jau pririšo prie kėdės. Ir štai mūsų šefas.
Žiauriai faina, žiauriai laukiu. Dear guests, welcome on board your Dinner in the Sky experience. There are some safety regulations you need to be aware of. Taigi antras mūsų starteris yra jautienos karpačio su daug triufelių. Of 150 grams that I'm going to slice on your carpaccio. But if I slice them now, the wind will ask them to come down. Not the time to slice the truffle. Okay? If I do that now, the ladies going to have all the truffles. And I want to give some for you. Tapis rouge? Oui, alors... Alors, c'était comment, bébé? C'était pas mal. C'était pas mal. Juste pas mal. C'était pas mal. C'est C'était tout. pas mal. On a bien mangé, on a bien bu. On avait pas une belle vue. Bien rigolé. On a bien rigolé. Il y avait Luigi. On va visiter Luigi en... Voilà. Il est où son restaurant? J'ai pas compris. C'est à Bruxelles une fois. Bruxelles? Voilà. C'était très très bon. D'accord. C'est parfait. Pipi, pipi. Je vais montrer la flaglichonienne. C'est là, bébé. Oula. Monte et descends après par la gauche. Tout le monde qui marche bizarrement.